Labas rytas suraitytas, dabar yra šeštadienio rytas. Ir atsikėliau 6 ryto, užsikepiau virtų kiaušinių, susikrūvau visą šitą bagažinę. Šito bagažinė ir maistą. Hamaks, pledoks, persirengti, dui balionėlis, kad užsisok viryklį ir galės užsikaist kavelės. Ir kur aš varau? Aš varau į žygį. Varys peškom į Nidą. Kažkur 5 km ar kiek ten, bet manau, kad man kilometrą padidės negu 50, nes norės eit vis tiek savas kelias, eisiu ten ratas kvadratas ir man gausis vis tiek toliau. Dabar yra be 10 minučių 8. Aš norėjau šiaip atvykti jau po 8, bet aš ten biškol pavalgiau, kavos atsigėriau, ten bam 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 bam. Nu niek, pusvalandį vėliau, čia niek nėra blogo. Mes kaip normaliai čia. Aš plaukiau, keliu intro 3 minutės. Tai žiaura ilga. Žiaura ilga. Ten paklansam klempą. Pasitink mums. Gerai. Šiandien šiluma bus plus 28 netgi. Kažkur, nu, beveik tracoks. Dabar yra pirmas rugsėjį savaitgalis. Aš jau vien savaitę mokyklą buvau jau. Ir aš sėdau tos pirmus pamokus ir aš galvoju, aš noriu tu jau užlipti į kokį kalną arba aš noriu kažkur išeiti. Gamtoj pasak. Aš taip pasakysiu, gamtoj pasak. Manau, kad ant gerų kelių. Nida 50 km. Kas čia? Kaip išvengti gaisro miške? Ugnies liežuviai dangų raižo. Žuva žvėris ir gamta. Visa tai padarė kažkieno neatsargi ranka. Tadės 3 klasė. Nidos vidurinė mokykla. Nidida tur mokyklų? Geras. Tai noriu pasakyti, žmonės Nidoje iš tikrųjų gyven. Aš galvoju, kad čia tiesiog bus koks kurortin vieta, kur vis var pragerti savo pinigus ir viskas. Aš nemaniau, kad ten žmonės gal gyventi. Eidamas kertu razinas, nes razins tur belė kiek cukraus. 100 gramų netgi 73, o čia yra 200. Tai kiek čia išeina? 146 cukraus. Čia. Kelsiu valgiau iš kart, žingsnį eina. Kairė, kairė. 1, 2, 3. Eina laiptas į viršų. Reik bišk pavyzdyti į tau jūrą. Tiesiog aš turiu tikslų. Nusigauju ten. Aš gardu. Jūra. Kap bangs bangaun. Gardu vėjai. Arba tiksliau jautanu. Jaut saulutį. Matau daug baklanų. Daug baklanų matau. Čia labai daug kriauklyčių. Aišku, daugi labai sutraiškit. Nes vis čia kas eina, tai tiesiog traiškans. Bet, nu, atrodo tepva. Kriauklyčių.
Aš nežinau, kas čia tūks, bet... Kas čia... Kažkoks... Kaip suprasti? A čia medūza ir... Aš niek nesuprantu. Yra nu čia daugum krontų. Op, op, op. Cik. Op, op. Piln batas smėlios. Nejaukiai buveriu. Greičiau eit toliau keliu. Bet aš renkuosi šunkelius. Atsargiai, kant. Nesaka, tas keliuks ir pripat, bet čia kažką įdomiau vis tiek. Kažką vėl, kada ne, prasidėjo medė, nieko praeit. Tai grįžtam į plentą. Aš va jau baigsiu kėris savo 140 gramų cukraus. Super klausams. Rinkis kelią dėl to kelio. Ar nesirink kelio dėl to kelio. Esmė tokia, rinktis plent atšunkelį. Muiska šunkelį. Tai einam prie šunkelį tada. Aš neišpoiksęs, tai aš plent palikt metu kelią dėl tą kelią. Jau. Aš nežinau, kur ir tas plentėlis. Aš ką apėjautų tą kelią. Ir aš dabar nežinau jau, kur ir tas asfaltas lyg juodkrantės. Gera manio nebjaukinga daros, kur į tas plent takelis. Blet, kas čia per voratinklis, tu dorants esi? Kap atsitrenkiau, kap į kuiksėjiną. Eau! Piu! Kur tas plentus? Koik voratinklių, žiūrėk, jas prisigaudys, koks spaideris, žiūrėk. Mačkrušis. Dink iš. Bėk lauk. Girdi. Aš šito vieto būsiu biški. Ku gali pakomentuoti apie sveikatą, tai aišku, ir vis tobul, bet kuojus vis gera neskaut, bet petė. Kaip tavim, reik nusimaudė, hup. Čiukšt. Jo. Žiauriai gera. Nežinau, kiek svar šiaip, bet aš gal pamatuoti. Tarkim, čia yra ne. Čia yra ne ronka, ne. Čia yra ronka. Nudėkiam koik. 16. A kažkas tuoki.
Čia mano čainikas, kuriame verda pusė litro vandens, tam, kad galėčiau iššauti pusę litro kavos. Ir kągi mes čia valgom? Turėjau šalt rūkiam lašinių biškį, kad tai atrodo nieko ger, bet anei turėtum būti. Aišku, valgom daunelis ir daržai. O tas bus deserto. Čili pipiranzeris. Kuo aš datorku tik atsiminiau. Dabar reikia atrast, dabar čia kažką. Šio video sponsorius, rėmėjai tiksliau, mano sesuo ir švogeris, katrai augandas daržovis. Ir marinau dalykus. Dėkui rėmėjams, kad nuvarius aš galiu šauti. Marinau tą gorką. Arba iššauti čili pipir. Ar iššauti tokios paprikėlis. Nu ja, pasak. Gyven rojo, aš teisį pasakęs. Gyven rojo. Tai va, tiek. Žinai, iššauti agurkų, nužna valga, ragauji. Ir kad užsimerktų, pradėt matyti vis tik gražiai dalyks. Gal geriau nesakys kuiks, bet aš kai valgo to agurką, atrodo, matau svajojant, žinai. Svajojansi nors. Šią panorektom atsikojus biškį, bet kad jūs jaustumėt, kuo aš jautų vidų. Jeigu valgo aštrų maistą, tai tu irgi esi tada aštrus žmogus. Jeigu valgo aštrų maistą, tai tada išorėje tu irgi esi tada aštrus žmogus. Elektrinis greitis, taip toliau, ten vara kiaura. Dėl to turi užkaupt tavo energiją kažką. O aštrus maistas labai geras būdas. Bet nieko. Man patinka. Skrendimą mums parins. Daravelį. Aš agurkus valgau, nori? Nori agurk? Ką? Agurk? Radau plent. Biš buvau nuklydęs ten į kažkokius ten meškus. Jau dabar pirmą valandą ir saulė jautus jau taip. Jau pradėt kepti ten. Labai giedrus. Nėra nė vien debesėlį. Biš toks vėjėlis kartas užėm, bet ne. Palikau kelis gurkšnius.
Jeigu kas nors iš Troškis pamatys to vandenį, sakys, o, aš neturiu ir man atsirado. Sakys, ačiū Dievui, kažkas palik to vandenį. Nu, kažkas ir atsigers. Ir kam reikės, tikiuosi. Tepa. Atsisėda pasikeist baterijais ir sėd, žinai, čia ant rausto. Ir čia toks posakis, čia pas tave dviratė važiuon ir vien merk, žinai, var, nu, su kompanijai. Var, karoči, var. Ir sak, neišlauž posakės. Ir tos myli kabin, karoči, bus neįkart, ir tos griuvi. Grina prieš monaks vėjas, tipo, čia ką būt nusirašęs, ir tas kažkokius iššoks būtent. Iššoks į tau žemką būt ir nebūt buvai smagi. Aš taip, jau žinau, jau apsimovau, bet jau žinau, žodis tuodys viskų vėz. Kas čia toks? Bet toks, visiškai jau toks komo. Ne, nu toks jau visiškai jau. Tas plens mane nėra palei planą, nes uns tipo ein ten, var, ir po to aš kaip suprantu, uns apsisok ir var paskiau ten ir paskiau buntas kalnas į Juodkrantę. Bet jeigu šaučiau tiesiog teisę, ne per tau plent, gal mane būtum tema. Ar teisė ar kairė? Ne, čia per tau kalnėlį. Ant kalno mūrai, joja lietuviai. Kuo toliau, tuo stačiau. Dabar aš turiu pasirinkimą. Ir aš dabar, aš žinau, kad ta Nida ir va to pusė, tai man reikia ten. Bet Bloksbergo kalnas ir ten. Ar aš noriu lipti kalną? Tikrai taip. Ir aš judu. Aš matau, čia yra uogyčių. Anas musti ir valgoms. Ane? Man nepatik. Ne. Vėjas į toks siauras takėlis. Ir vėjas į kalnėlis ir jo papa matau dar kažkokį bokštėlį ant viršaus. Ohoho! Čia biški ir statė kankt. Kas šaukia? Tu jau užlipsiau. Raganos kalnas. Aukštis 50, ilgis bla bla bla, plotis bla bla bla. O čia ir būtent Bloksbergo kalnas. Nesvaik. Ai, čia tipo spyna ir. Tu nesvaik, alio. Nepjau grybą. Aš teik norėjau užlipti iš tikrųjų į viršų, pavyzdyti, kas nuviršaus matus. Ir va čia didžiausias sveit, kuo aš va gaunu.
Nesveikia. Ko padarys? Kažkur 30 kilometers more. Vup, vup. Vup, vup. Neliūdim. Jau, neliūdim. Neliūdim. Aš einu ir atsirado plentas. Nai. Gersi. Žodžiu, kiek suprantu, iš sauliukų visokių kelių matos, kad čia jau bus miela Juodkrantė. Jo, matos, kad čia jau grina ir šalep. Hematogenas. Un jis labai saldus. Bet atsikondus skausnį jaut, kad tum, žingsnė pradeda pats eiti. Jeigu būtų seinis, pradėčiau laipėti seinom, bet būčiau į mėt reik lėpti po. Nu, mus reiks lipsi mėtę. Bet nenaudos savo energijos, kad galėčiau finishing savo destination. Hop. Kažkas kviet Juliu. Juliau! Gaidys užgiedojo, šmėklos išbėgiojo. Kakarėkau. Gerai, kur čia turėjau toliau. Tai Raganų kalnas būtų ten. Mes eisime ten. Tas aukštin papasėd, o tas savo motriškas nepaleid. O tas tai iš vis bokal ronkus laik. A čia ne bokalas, tai ir barzdai to bokalai kešis. Mirksta nam ten. Čia hebra sėda. Tipo galėjau mes čia atsisėsti. Opa. Su hebra. Konto. Etolere. Kuo gyvūn girdėjot, parašykit komentarus. Už ko tu čia laiką dabar, tu man gali atsakyti? No. Normaliai atrodo, ne? Šiaip tai žiauriai gera. Aš ant to velniaus turiu nuotrauką iš šios vasaros. Jūs taip atrodot, jeigu jūs video nepalaikinat. Žinai, čia jums spręsit. Ar norėt būti tokie, ne tokie, žinai, tai. Aš toks vienišas jaunas jūreivis. Mindau svetimu uosto gatves. Ir aš ieškau knaibės, kad gaučiau išgerti, nes daugiau nieks nemylėjo mane. Jūs galvojate, aš nustojau valgyti? Valgyti tikrai ne.
Ir tipo dabar gausi eitin blend. Į mašinas važiuos man. Kas bei nesamain. Lankytis draudžiama. Sako, lankytis draudžiama. Rimta. Jeigu pavyzdžiui, tu pusė į Nidą, tai aš negal kersti. Aš turėtų zigzagas, aišku. Kaip supras Klaipėda, Nida į to pusę? Kaip to suprast? Taip ir kai iš akys vara. Nurėks jų navigacijai tad. Žodžiu, biškį grįžtu atgal, nes aš per tau pagrindinę norėti. Pagalvojau, ne. Aš geriau biškį grįžti atgal, dabar čia poskyl. Ir tada eisiu ant paplūdimį. Ir eisiu kelias. Ir man nereiks plaukioti. Bet dabar jūrai kažkur ten. Tai reikia kažką nusigauti. Davai. Nu davai, let's go. Tai nesitas Myliaus kopėt, prie katros aš buvau prieš gerą pusvalandį. Ir aš ten einu. Paskiau grįžtu ir paskiau šaunti čia. Ai. A gali išjungt tau saulę? Ką? Vyksta procesas. Vanduo išvirė per 20 sekundžių ir net nebuvau pilnos galios atsukęs dujų. Man patinka. Jeigu manis kas nors paklaustų, ką padarė savo vasaros uždarim, aš pasakyčiau, kairė, 1, 2, 3, kairė, 1, 2, 3. Mes turėjom, короче, tokį variantą. 15 kilometrų. 15 kilometrų mes turėjom. Atrodo, kilometrą nemažėja. Atrodo, tikrai suojant daugiau. Bet nemažėja. Aš dabar tokio stadijo, kur jau dar porą valandų ir man pradės vaidintis, karoči. Nes, nu, da toks, insane toks paliks. Kažkur radau tokį. Kaip apžvalgos bokštėlis. Vis lai žingsniuoju, žinai, toks. Ir atrodo, kažkaip Kuršių marių pakrančių kraštovaizdžio gerinimas. Jo. Aš galiu čia miegoti. Ką pašla palinčiau. Aš savo distancijas, kad žadėjau, gal nenuvariau, bet tik kol kas, nes aš ryto atsikėlis ir damušiu. Žodžiu, mėgus, kaip pomžus kažkokio pavėsinėje.
kur paukštį į va surašyt. Žodžiu, atsikėl 6 ryt met ir jodu toliau lyginėt. Все. Biškai dar pailsin kojelis ir galvą. Bet niek čia ir treniruot. Labas rytas. Dabar ir lygia 6. Jeigu kam įdomu, ką pasimėgojau, turėjau rankšluostį, pasidėjusi ant kuprinę. Čia ir hamaks, katras užsitrauk ir mūs neapkundžia jokiai kniuisi ir jokiai vabaliuką. Į vidų buvo įsidėjęs tuokvą. Žiūrėjau, fainas, malon, šaltas. Ir be problemų. Paslaptis yra paprasta. Atleiskite vienas kitam ir važiuokite toliau. Gyvenimas trumpas, nelaikykite pykčio. Kas dar čia parašyt? Kas čia labai rimtai buvo pavarys? Klaipėda, Plateliai, Šiauliai, Šeduva, Vilnius, Kaunas, Šilutė, Nida, Klaipėda. 900 kilometrų kažkas baisus sueks. Oi. Reik susipakuot ir reik pradėti eit. Ir tada reiks pavalgyti pusryčius kažkur. Kitur. Jau. Ar mane eit 10 kildą teisę, ar mane eit pasižmonėti į kažkokį ožkų ragas. Aš manau, kad aš jodu į ožkų ragą. Ožkų ragą. Čia realiai toik pat trobėlį, kaip ir ten. Kaštono lapai svyra žemyn. Apdulkėjusios durys traukia gilyn. Ar jos atskleis man tiesą apie tave? Ta ramybė, kurią jaučiu eidamas. Žemaičių gatvė. Ne vienišas einu šiuo keliu. Šalinais sklenda artima man dvasia. Tokia šviesi ir tyra. O manoji puikybės pilna. Niek nesupratau. Man gal trūkst to meno vidau, kad aš suprasčiau toks dalykas. Oh my god. Very beautiful. Very beautiful. Labas trojnus vaizdas. Man atrodo, kad čia yra perfect moments pavalgyti pusryčius. Kodėlgi ne? Mes turime sausasis maisto davinys. Variantas numeris 2, traškinta jautiena su krupomis padaže. Ir ačiū tam žmogui, kuris man tai įdavė, nes jis man davė tam, kad suvalgyčiau jį ar kažkas tokio. Bet, nu žodžiu, buvau stovykloje ir pamiršau, kad aš turiu grįžti namie ir veisinsi ir tai man dabar kaip ir bus naudinga panaudoti. Dėkau, kad davėno. Tai propakavau ir kažkaip atrodo įdomių dalykų čia yra, ne? Čia taip buvo tas šildytaus, kur reiks maistį dėti. Čia turėjau mes šokoladą, medaus. Turėjom džiūvėsėlių, katrus mes sukersia bištyk vėliau, tai reikans pasidėti į šoną. Kas čia toks? Čia ir lazdynų riešutai, o mes nemirsime badu. Labai šaunu. Vyks procesas, va. Taip atrodo, mum procesas. Aš pagalvojau, kad aš lafalin iš tikrųjų. Būn žmonių, katrai sunkiai gyven, žiauriai gyven, netoro galimybės kažkur išliekti, kažkur tuoj kvar, bam. Aš va šitą, prie vandą, šitą kert davin. Aš gyven realią pasak.
Ble, geras. Niekur čia kažkur laba kažkur nepasiklys. Tiesiog eidams palei kront, kas man patinka. O Nidas čia yra už 8 kilometrų. Tai... Šia normaliai. Gerai, aš esu čia. Ir mane reiktum varyti po tep ir varyti vis laik tiesiog teisę ir neįdomią. Bet aš taip nedarys. Aš eis į Preilos kopą. Ir vis tiek susidaro dorons vingis. Eis, gal VC Krubo kopą paskiau. Užduosiu klausimą. Atsakykite tau klausim komentarus. A geriau gyventi lengva ar įdomiai? Lauks jūsų atsakymą. Čia turėjau tokį, sakyčiau, įspūdingą vaizdą. Ir tenas galiai dar aukščiau, kol mes ir darysim. Varysim aukštą, aukštą, aukštą. Biški aukščios. Ale. Biški ir to aukščios. Bet. Good morning! Labas rytas. Man patinka. Kaifs. Kaifs. Gryn euforija. Taram. Ein dabar aš. Tana. Tinajas. Lektana. Kas be baimės gers lygi dugno. Dabar! Labai fainas takėlis. 10-balė sistema. Benaulak. Man patinka čia eit. Va toks. Nai, sakyčiau, jų pasilenktų ir biški, kad negautum iš kokios šakos į morzą. Nu, tai apžina vis tiek kažką įdomiau. Kankt. Ir kas visgi gers lygi dugno. Dabar! Tas mėdis labai atrodo toks priverstam atsisėsti. Bet tada pamatai, kad tu tuoj lipsi į kalną, nes daugiau nėra kur eiti. Jau! Čiukšt. Aha. Oh, yeah. Užlip ir pamatai kažko panašaus. Nu, ten toks. Ir vara. Manau, čia reik pasidaryti kokį selfį. Hop, hop, cik, 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 opa, hop. Varau toliau. Ant kalno mūrai joja lietuviai. Agi, hebra. Ir rekals. Taip išein, kad aš jau Nido. Oho. Taškaus. Žodžiu, dabar rekals toks būt neaptaškytam kažkap. Ir nueiti kavinok, paprašyti, kad įdėti krauti powerbank. Ir atsigerti kokios kavyts. Ir važiuoti namie. Все.
Bet šiaip aš jau nidu. Aš kitiems žmonėms sakiau, kad aš išvarau peškom į Nidą. Saka, tu viens pats žygiausi? Sakau, jo. Sak, kodėl tu viens vara? Tai manau, kad paaiškinims būtum, kad dar nėra tu įkvelni, kad galėtum kart su manu varyti. Bet tuo draugą pakaitals ir šits daikts, tas kamera. Aš rakauju su kamera ir man... Kam tu draugų, jeigu gali rakauti su kamera, ne? Kai sirpsta vyšnios su Valkijoj, nors ir pravirk gali. Čia yra brolis Kernagis, kon to draugėlį. Mūsų dienos kaip šventės, jie. Žydėjimas vyšnios, ar čia tau daimus girdė. Matau iki toliai, tas reiškia, kad atsigersiu vandens, nes aš nebetaro nuo. Baklana skraidžio, gyva čia visai. Tai baklana kažko nori, kažko nei pykstas, nesugyven dėl kažko. Ten va bazars vakščio. Pavargau. Toks man žodis galutinis. Pavargau. Bet jeigu nereikėtų rytoj į mokyklą ir nereikėtų man įsėsti į autobusą už pusvalandį, jaučka dėčiau ten kažkur. Dalį pat gal drausė. Bet baigėsi mano šitą graži akimirka. Kad kart bus daugiau, kad kart bus ir 100 km. Po to gal netgi daugiau. Nes viskas eina gyvenim laiptelės. Su žygės iki tas pats. Iškart 100 km nenueičiau, bet jeigu vien kart nueičiau 30, kart nueičiau 60, kad kart nueičiau jau 80, o 100 taip, ja, nu, žinai, ne iš pirm kart. Ne iš pirm kart. Tep žmogus tobulint savo įgūdį, tiesiog darydams dalykus daug kartų. Tai va. Rytoj mokyklą. Ne. Nesąmonė. Norėčiau kai kart išliekti kokią savaitę. Gimnas, savaitę. Kažkad bus tep, bet turbūt koks atostogs arba gal netgi čia kita vasara iš tikrųjų planas. Viso gero ir iki kito karto. Geros jums dienos ir svarbiausia kantrybės iki kito vaizdo įrašo. Davai.